Žinoma, battle repo kontekste galima daryti agresyvų, bet ne peržengiant į grasinimus ar realius žeminimus. Aš ateinu su mikrofono disciplina, tu su socialinio tinklo rutina. Mano schema giluminė artilerija, tavo tema momentinė euforija. Senos vibracija, minios reakcija, ritmo mutacija, žodžių invazija. Tu darai prezentaciją, aš darau eliminaciją. Tavo įvaizdis blizga, bet viduj mažai konstrukcijos. Mano pančiai palieka randus repo produkcijoj. Tu ieškai kampo nuotraukai, aš ieškau kampo atakai. Po mano ketureilio neteisėjai tikrina faktus 2 kartus iš naujo. Maksimali koncentracija, taktinė kombinacija, garsinė detonacija. Tavo visas arsenalas baigęs ties imitacija. Aš kaip žiemo ciklonas virš Nevos pakrančių, tu kaip reklaminis stendas tarp šimtų praeinančių. Kol tu skaičiuoji sekėjus, aš skaičiuoju skiemenis. Kol tu gaudai algoritmus, aš valdau ritminį mechanizmą. Žodžių mechanika, ritmų matematika, minios energetika. Čia ne treniruotė salėj, čia repo atletika. Tu nori battle, gerai, tada laikyk tempą, nes čia ne komentarų skiltis ir ne montažo lenta. Čia kiekviena eilutė sveria daugiau nei profilis visas ir kiekvienas mano baras ateina su parašu. Likviduota. Kosminė trajektorija, kritinė teritorija, repo laboratorija. Tu įeini kaip svečias, aš čia vietinė istorija. kai baigėsi raundas, nelieka daug diskusijų, tik dūmai nuo pančių ir pora naujų iliuzijų. Konstantinas iš Sankt Peterburgo, vardas ant afišų, tu dar ieškai dėmesio, o aš jau renku plojimus.